visą baldą žemę. Lange sužaižaruoja švieselė. Jaukiam kambaryje, atvertus pasakų knygą, atsiveria raidžių pasaulis, pilnas pamokančių istorijų. Sniego ir šalčio šalis, kurioje vienatvėje užsidariusi sniego karalienė išleido sutvėrė milžinišką blogio veidrodį. Deja, iš pykčio į pagiežą sukurtas veidrodis negalėjo pradžiuginti karalienės. To neapsikentusi sniego karalienė sudaužė veidrodį. O jo šukes įdavė šiaurės vėjui, kad paskleistų jos liūdesį ir pyktį po visą pasaulį. Šiaurės vėjas, keliaudamas po įvairias pasaulio šalis, plačiais mostais barstė blogio šukes. Neaplenkė miestelio, kuriame tuo metu žaidė Kajus ir Gerda. Visai atsitiktinai, žaidžiant vaikams rūke, viena liūdesio ir šalčio šukė palietė ir Kajų. Akimirksniu jo širdelę suspaudė šaltis. Dingo šypsena veide ir džiaugsmas. Jis nustojo žaisti. Kajus tapo liūdnu ir abejingu berniuku. Sniego karalienė užkūrė Kajų ir bematant miestelį užklupo didelė šalta pūga. Sniego karalienė įsivežė Kajų į šiaurę. Gerda ilgais žiemos vakarais labai liūdėjo, bet niekada neprarado vilties, kad vieną dieną ji ras savo draugą Kajų. Vos tik atėjo pavasaris, mergaitė įsiruošė į nuotykių kupiną kelionę per nežinomus kraštus ir pasileido šiaurės kryptimi vinguriuojančią upę. Galiausiai upė mergaitę atnešė prie įspūdingo gėlių sodo. Ten medžių paunksmėje žaižaravo žiniuonės namelis. Uostydama nuostabius kalbančių gėlių aromatus, Gerda pradėjo klausinėti, gal jos matė berniuką vardu Kajus. Žiniuonė
grįžti kaimą ir pasilikti šiame nuostabiame sode. Deja, nei viena gėlė negalėjo atsakyti Gerdai, kur yra jos draugas. Supratusi žiniuonės kėslus, Gerda ištrūko iš sodo ir pasileido. Žiniuonė pasiuntė vijoklius vytis mergaitę, bet Gerda bėgo iš visų jėgų, neatsigręždama. Kol galiausiai jau visai naktį pribėgo nuostabius rūmus, kur pirmieji mergaitę pasveikino rūmų sargybiniai. Išgirdę balsus pabudo princas ir princesė. Jie visą naktį klausėsi mergaitės istorijos, labai susijaudino ir nusprendė padėti nepažįstamą mergaitę. Išaušus rytui, princas Gerdai padovanojo savo gražiausią karietą su eikliausiais žirgais ir palinkėjo kuo greičiau rasti savo draugą. Gerda iškeliavo toliau šiaurės kryptimi. Važiavo, kol atsidūrė baugiame miške, o iš tamsos, iš pasalų. Plėšikai pamatė, jo karieta aukštinė. Jie negalėjo atsistebėti savo laimėkiu ir paėmę mergaitę į nelaisvę, visą naktį šoko, lėko ir dainavo, kol galiausiai atėjo gili naktis ir visi sumigo. Nakčiai nurimus, iš tamsos prie mergaitės prislinko šiaurės elnias. Jis pažadino Gerdą ir paragino lipti jam ant nugaros ir bėgti. Elnias šuorais pasileido šiaurės kryptimi. Jie visai netikėtai pribėgo mažą trobelę. Čia gyveno sena burtininkė, kuri žinojo visus atsakymus ir visus klausimus.
kaip jai rasti ir išvaduoti Kajų. Burtininkė žinojo Sniego karalienės dėsnius ir ji mergaitei sutvėrė stebuklingą veidrodėlį. Nurodė kelią, kuriuo pasieks ledo rūmus, o ten ji ir suras savo draugą Kajų. Kelias iki Sniego karalienės rūmų buvo labai sunkus ir ilgas. Galiausiai, po visų kelionės vargų, priešais mergaitės akis iškilo didingi Sniego karalienės rūmai. Didžiulės sniego supustytos ir išmargintos šerkšnos sienos, langai ir durys smarkių vėjų ir varveklių iškirsti. Įvairių formų ir dydžių, žaižaruojančios ir spindinčios menės buvo kaip gėlės iš ledo, bet tuščios, liūdnos ir šaltos. Galiausiai Gerda priėjo didžiąją salę, kurioje pamatė ledo kalateles dėliojantį, liūdną ir viskam abejingą Kajų. Gerdai pasidarė taip graudu, kad nieko nelaukdama ji pribėgo prie Kajaus ir stipriai apkabino. Tas šiltas apkabinimas atitirpdė ledinę Kajaus širdį ir berniuko veidas nušvito. Sniego karalienė įsiuto, pasitelkė šiaurinį vėją ir jau ketino užšaldyti abu vaikus. Bet Gerda įsitraukė burtininkės dovanotą veidrodėlį ir atsuko tiesiai į Sniego karalienę. Liūdės ir šalčio karalienė išvydus veidrodyje savo tikrąjį atvaizdą sustingo. Staiga jos širdis subyrėjo į gausybę mažų šukių, o šiaurinis vėjas jas išsklaidė po visą žemę. Žemėje pradėjo busti pavasaris, kuriuo besigėrėdami savo gimtąjį miestelį parkeliavo Kajus ir Gerda. Ten jie galėjo ir toliau žaisti, o dalinti savo pamokančią istoriją su kitais. Nors Sniego karalienės sudužusios širdies šūkės dar kartais pabuvo į vienišų žmonių širdis, bet jas visada apsaugo meilė artimam žmogui. Tai visada buvo ir bus pati stipriausia galia pasaulyje.